ekipuotė? Ekipuotės parengimas. O tu žinai apie ką? Dabar jau žinau. O paskaitai pasiruošiai? Kaip reikėjo pasiruošti? Nu, pavyzdžiui, internete pasižiūrėti, nepasižiūrėjai nieko? Nepasižiūrėjau, jo. Nepasižiūrėjai. Mes dar žali visiškai. Aš irgi nepasižiūrėjau, iš tikrųjų irgi nepasiruošiau, bet už tai aš turiu užrašam knygutę. Tai manau, kad dabar einam, judam. Pasižiūrėsim, jau gal šiandien bus gausiau žmonės susirinkę negu pirmoje paskaitoje, nes naujokų vis didėja gretos. Nevėluojam dar? Čia sėst. Sveiki šauliai, šiuo metu bus užsiėmimas, tai kario ekipuotės komplektavimas, priežiūra ir asmeninės lauko sąlygomis tą atlikti turėsim. Tai irgi dabar teorinė paskaita ir sekanti, kada bus praktinė, tai dažniausiai prieš kiekvieną žygį tą jūs turit mokėti, nes atitinkamai nesusirinkę uniformos, ekipuotės, kažko neturėdami, gali miške jums pritrūkti ir tiesiog patys, ar tai jeigu drabužių sušlapę, nepersivarstyti sausų, užšaltą, nepasimsit batai, pritvins vieni, kitų neturėsit, bus vėl problematiškai ir netgi tokio kaip siūlos adatos suplyšus neturėsit, bus problematiškai. Ta visą turėt ir motyvacija tokia, kaip kareivis nešiojasi kaip sraigį mažą namuką tam, kad geriau išgyventų. Tai deja, mes kaip ir tos sraigės velkamės kuprinės, kartais didokos, bet kuprinė tai dažniausiai priklauso nuo situacijos, metų laiko ir tam tikrų, kaip šilta, kažką užduoties atlikimų. Per daug prisikrausit, bus didelis žygis, atstumas, jūs vėl nedaisit vietos, nuvargę busit, gal galiausiai užduoties neįvykdysit. Jeigu koks reidas, ten gal 30 km. Tai bendri bruožai. Visa įranga laikoma esminė užduoties įvykdymui turi būti nešiojama prie karo visą laiką. Kuprinė turi būti sukomplektuotos taip, kad jos galėtų būti numestos arba paslėptos ir surastos vėliau. Susidėti, dažniausiai jos yra atsparios, pakankamai tvirtos, susidėti neturi būti užtamų daiktų, stiklinės taros ar panašiai, puodukai, aliuminiai arba guminiai. Esant būtinybei, kuprinės gali būti sunaikintos visiškai tam, kad technika ar amunicija nepatektų priešo rankas, deja gali tekt sunaikinti, ypač jeigu yra naujosnės kažkokios slaptos informacijos ar dar kažką, ko nenorėtumėt, kad priešo kariai ar priešas perimtų ir žinotų, ką jūs turit naujovą. Visa svarbiausia įranga reikalinga užduoties įvykdymui turi būti sudėta taip, kad galima būtų greitai išimti ir palikti iš kuprinės. Mūšiui svarbi įranga neturi būti palikta kuprinėse, kaip radijo stotelės palikau, dar kažkur nuėjau ten kažką atlikinėti, paklausiu pas žmonės, tai irgi turėti arba perduoti kitiem asmenim iš jūsų grupės dar kažką. Standartinės veiklos procedūros, kaip taip vadinama SVP sutrumpinimas, turėtų numatyti elementus, kurie išimami iš kuprinės ir pasimami individualiai. Tokio kaip pirmos pagalbos, jeigu jūs panaudojat ar dar kažkas, tai ten yra atitinkamas būna paskirtas asmuo, katras grinai turi pasitikti, nes prie kiekvieno kario turi būti kodu. Nes tam, kad jisai naudot, nes nežino, kada reikės, tai jisai turi suteikti pirmos pagalbos. Kitos dalis dar kažką priklausomai nuo užduoties, kaip minėjau, galbūt jūs nemiegosit, tai miegmaišis nereikalingas, galit palikti ant ribatai, gal sausai ar dar kažkur neprikinsit, nedidelis atstumas, jūs atvežė, jūs pasiemat tam, kad užduoties vykdymui kažkokią atakos dar kažkur, kur netrukdytų. Nes dažniausiai atakos yra mažesnė, didelė yra kuprinė, tai katra ilgesniam laikui išgyvena. Tai atitinkamai jos paliekamos kažkokioj saugomo vietelė, kad vienas ar du asmenys priklausomai nuo kiek užduoties einama, tai kad ne visą laiką tampytis. Toliau ekipuotė taip pat turėtų būti paskirta
padalinė apgalvotai. Pavyzdžiui, kulkosvaidininkas neturėtų būti duodama papildomos įrangos, jei kiti neša mažesnį svorį. Nes kulkosvaidžio atitinkamai ginklas apie 10-12 kg priklausomai nuo jam dar šaugį nuduok, tai jisai ten vargšelis nebepaeis, nepajudės, o kulkosvaidis tai vienas iš pagrindinių dengimų yra ginklas. Reikia įsitikinti, kad niekas nebarška ir nešviesi. Tai visą laiką prieš kažkokį, ką darysi žygį ar kažką, reikia pašokinėti. Kiekvienam tiesiog girdisi, vadinasi, jūs kažką darydami veiksmą, iškart išduosit, gal jūs priešas nepamatys už kažkokio kalniuko ar kažką, bet jūs baršta ir yra ir kažkas atkreips dėmesį, atskirs, kad tai ne paukščio barškėjimas ir panašiai. Tas pats labai dalykas, kaip yra stiklas ar dar kažką atšviesti. Irgi blizgesys visą laiką atkreipia dėmesį, kažkas šviečia, iš karto atkreipia žmogus kitas irgi dėmesį. Tai vadinasi, tokius reikia matinės spalvos būti. Vanduo sudaro antrą didžiąją dalį kiekvieno kario. Apkrovos normaliomis sąlygomis parai yra skiriamas 2,5 litro. Jūs norit, nenorit, turit pastoviai gurkšnoti vandenį. Ypač vasarą, kad nevyktų dehidratacija ir panašiai. Toliau, reikia turėti vandens valymo tablečių, ką ir minėjau, kad esant būtinybė išsivalyti. Yra tokios tabletės, aišku, jos specifinį kvapą reikia išvedinti, nes chloro jos paveikia visas bakterijas. Ten po 10 minučių jos veikia. Toliau, šaudmenys turėtų būti nurodyti, kaip ilgai reikia tikėtis, kokiam atsargom, nereiškia, kad jūs išėjote ten savaitę ir visą vilksitės. Nepanešit jūs savaitę automatiškai, nes jeigu šovinukas gal vienas ir nedaug, bet jeigu neštis 400, kaip atrodytų ekipuotės, didelis sąrašas, daug susideda visokio. Tai priklauso nuo, ko jums reiktų papildomai, tai tiesiog patys atsirinkinėt. Galbūt kažkokių matysit nereikia, tai tą neimsit, bet yra pagrindė dalykų, kad reikalingi yra. Tai šalmas, šarvinė liemenė, vėl priklausomai nuo lygių, nepakankamai vėl sveria. Uniforma, kiekviena pagrindinė, ant kario, kita papildomai yra grinai. Yra kojinės, batai, susidėti. Bent mažiausia 2 poras reikia turėti, vis tiek keistis tam, kad prisitricit ar dar kažkas. Ginklas, dėtuvės, granatos, dūmai, jau čia spec priemonės dūmai, kuprinė. Ne tokia kaip mokykloje vaikai, pakankamai didesnė, ką minėjau, kad susikrauna, atitinkamai yra dydžiai, jos irgi pakankamai tobulai susiveržio. Aišku, pradžiai įprasti reikia, bet po to supranta. Hermetiški maišeliai, ypač aktualu tada, kada jūs reikės galbūt plaukti per vandens telkinį. Miegmaišis, paprasčiausiai palapinsiaustė, toliau vandens talpa, ką ir minėjau, papildoma viena ir kad ir nuo mineralinio vandens turėti tarą valymo tablečių, vaistinėlės, kiekvienas individualiai, plus vaistai, repelentai, nuodų dažniausiai visokio, dažai, kojų pudros, toliau degtukai, pleistrai visokie, tai irgi vaistinėliai, užrašai, rašikliai, aišku, dienos priemonės irgi susidėt kažkur, kastuvėlis, dujokaukės, radio ryšio priemonės, tai va visą kiek valgymų įrankį irgi turėtis irgi rekomenduojama, nes neaišku kur susidėti. Tai va, trumpai tiek. Tai ką, išklausėm paskaitą apie ekipuotės parengimą. Įdomu buvo. Įdomu buvo, bet mane iš tikrųjų labai nustebino ir aš nežinau, ar būsim mes pasiruošę, kad kuprinės svoris sudaro 40% žmogaus svorio. Jeigu aš sveriu 85 kg, tai mano kuprinės svers virš 40. Ir Živilė turėtų irgi sverdama 50 kiek. 50. Tai gausi kuprinė 40 kg. Jo, aš irgi tai pagalvoju, kad turbūt Aš manau, kad ant tavęs dviese mes uždėsim kuprinę ir tu tiesiog užtielniką. 4 Europos. Ne 4, užtielniką.
apsivers. Na, aš tikrai negalvoju, kad tokio svorio. Buvau mėgmaišys, tam porą rūbų. Aš irgi galvoju, kam batų neštis, nebūčiau pagalvos, Jo. kad batus ant komandų neštis. Nežinau, aš irgi. Gal kažkaip panašiai, vis tiek vasarą gal reikės neštis. Gal mes jūs Dar pamatys vis už neštis. Na, žiūrėsim, prigazdino čia, aišku, gerai. Nusiteikti, blogiausia. Nusiteikti. Visiems atvejams. Svarbiausia, prezervatyvų pasiimkim. Sakė, kad be jų negalima į mišką išeiti. Gerai, viskas. Einam, prezervatyvų pasiimam ir žygiuojam. Išgyžiuojame. Atėjo dar vienas užsiėmimas, tai būtent ekipuotė ir pasižiūrėsim, ar jūs pilnai susikomplektavot savo. Paimsim vieną iš jūsų ekipuotę, remeikio, ir pasižiūrėsim, kaip jisai pasiruošė pratybam. Tai pagrindiniai dalykai, kas yra, tai yra atakos ekipuotėj, tai paprastai vien tik sisteminis diržas, kur sveria, gali sverti apie 2-3, galbūt 5 kg priklausomai ką jūs dėtis. Tai yra dėklas dėtuvėms susidėti šovinio, toliau granatoms, palapinsiaustė, gertuvė su katiliuku susidėti. Vėl granatoms, nes yra puolamosios dvi ginamos granatos ir dėtuvėms krepšelis. Tai katrą galit papildomai įsidėti informaciją tokių daiktų kaip numatyta peilis ar pagerintas peilis su replėm. Nu, jisai įsidėjo, matau, ir žiūronus galbūt matyti. Nu, nėra privaloma, bet rekomenduojama. Gerai, bus matyti, stebėti vietovę tolimesnę. Kompasas, lyg tai mačiau, irgi geras dalykas, naudot kompasą visą laiką turėkit su savim, nes maža kur ką reikės turėti, tai visai taip turėtų netgi ekipuotės sistemai būti. Priklausomai nuo užduoties galite jūs atsisekti kuprinėlę vieną arba kitą, jos tiesiog paprasčiausia kaip ir atsisega. Pasižiūrim, ką jis čia įsidėjęs. Diržas, dantų šepetukas, muilas, pasta, skutimo priemonės. Neperšlampamas drabužis, rekomenduojama ypač, kada blogas oras, maskuojantis, netgi pasirinktas prie vietovės, kombinzonas. Kažkoks maišelis dar papildomai susidėti, irgi gerai. Arbata, kava, cukrus susidėti, šaukštelį papildomai valgyti, irgi kas padeda išgyventi. Pasiruošęs ne vienai parai. Aišku, šaukštelį kiekvienas turi turėti šaukštą, valgymo įrankiai. Susidėti tvarkingai viskas, kad nebarškėtų, nes labai išduoda garsas, ypač šokinėjant ar kažką veikinėjant, bėgant. Tai papildomai dar atsarginė virvutė, kastuvėlis susilanksto iš kelių dalių kasti. Reikalingas dalykas apsikas ar dar kažką daryti. Batų valymo priemonės. Batai visada turi būti švarūs. Papildoma signalinė virvutė tiesiog yra talko milteliai. Sausas davinys, 3 komplektai parai. Rankšluostis, antkeliai. Čia nežinau, kam visi įdėta vaikščiot kažkam čia. Šitą gal atimsiu, nereikės tau, nebent į tualetą naktį, tai šitaip nevaikščia. Maikės gerai, kada prakaituotas ant dar. Nu, mėgmaišis turėtų būti karinės spalvos, tai kitą kartą turėk omeny, paims iš sandėlio karinį. Čia gerai, kad iš savo pasiėmėjai, kad neturėt nesušalt. Taip, nu dar turėtum turėti batus atskirus, tai kaip ir tokios dalis, kilimėlis atsigult, nes ypač, kad ir vasarą atrodo šilta, bet reikalinga
atsigult ar kažką ilgesnį laiką gulėti, tai tiesiog irgi turite turėti kiekvienas. Kas irgi kiekvienas turite turėti pirmos pagalbos paketas, nes neaišku, kada gali reikėti susižeidimai. Degtukai, puodukai ir aišku, kareiviški dažai turi turėti. Su ekipuote kiekvieno yra reikalas pasimti, nes dienos šiltos, bet naktis nėra tokios šiltos, tai kad neperšalti, nedrebėti ar laikui gavos nusnausti, tai yra geriausia miegmaišiukas normalesnis, palapysiausi apsivinioti grinai, tiesiog šitie reikalingi daiktai. Tai vėl kiekvienas turi tvarkingai susidėti savo daiktus ir žygis. Aišku, dar yra ginklas, ginklo kitos dalis, ką ir minėjau, tai yra dėtuvės susidėti, galbūt ir net tepalo arba skudurėlio ginklų įsivalyti reikalingi. Sekanti dalis noriu įsitikinti, pasižiūrėti, kaip jūs prie ekipuotės paruošit sausą davinį, tai pabandysime grinai pavalgymų. Tuo pačiu ir patys pasistiprinsim prie žygį, kad būtume stipresni, tai poroms pavalgyti. Vienai grupiai, kitai. Troškintą kiaulieną. Variantas numeris 1. Ai, čia daug, aš galvoju, čia bus kokie trupiniai. Visai kitaip negu aš įsivaizdavau. Riešutai. Yra sausainė. Geras. Degtukai, Iš karto sausainė yra. Taip. O viskas šitam pakelį. Aš galvoju, kad čia bus kitas maistas. Žiūrėkite. Padėklas maistų šildyti. Nesuprantu, aš neturėtų. Man atrodo, mes tik tai tos riešutus valgysim ir mirsim iš bado. Ne, viskas čia bus normaliai. Štai, atsineš vandens. Aš teisingai supratau, mums reikia tą rankovę išimti, ją sudėti, tą maistą, įpilti vandens į tą vandenį, su tuo vandeniu kaitinti ir taip virti. Kažkaip taip. Nu, gerai. Geras, iš ko čia padaryta? Iš naftos? Nieko, tiesiog vandens užpylėme, visi užkaito, tik tiek, kad negaliu laikyti. Šilta ir skanu visai. Kaip skonis? Žinau, kaip konservų. Labai skanu. Išmokom susidėti kuprinės. Papasakojo Arvydas apie klaidas, kurias mes padarėme pakuodamiesi kuprinės, kur patys dėjomės. Dabar mokėmės, kaip pasiruošti maistą iš sauso davinio. Iš tiesų nustebino, kaip galima paprastai gauti karšto ir pilnaverčio maisto. Dabar jau baigiam virti arbatą, išgersim arbatą ir mūsų pratybos šiandieną bus baigtos. Labai skanu man. Nuostabu. Nu tai gerai, tai tada atsisveikinam ir iki kitų laidų. Iki. Iki.